Va šitas eilėraštis Laisvė jau gal prieš 4-5 metus rašytas, niekas jis nepatinka, užtat man patinka. Aš jį gal ir perskaitysiu. Tegu nors įrašytas bus. Prisimenat, esu ne duona, ne lazda, tad niekam sakale nereikalingas. Arba ir vėl. Kur protingesnis ima, kas tik tai yra, kvailesnis, tas negauna sakal nieko. Taip čia kalbėjęs kažkada Makaras Čiundra, žinomas čigūnas. Ir nors jau taboras ne Vilniui, bet jeigu čigonas, tai visur jis laisvas nuo įstatymų jų jungo, nuo prievartos policijos ir bet nuo ko atimti laisvę iš laisvūno. Juokingi jie tie žmonės, sako Čiundra. Vis dirba ir nežino, kam už ką. Išvarvina su prakaitu sveikatą, nespėja kapo įsirausti savo, o ne, jie laisvės nepažįsta, vos tik tai gimsta jo vergai ir visas jų gyvenimas vergystė. Ir nežinau, ką sakyt Makarui Čiundrai. Galbūt paspaudus ranką aiškiai šviesiai, o laisvę. Mes tavęs dar nepažįstam, gyvenam ir paveikslai rėmus įsprausti ir niekiname tuos, kas laisvesni. Sakyk, kad geras. Ko tyli?